Energetinė vizualizacijos praktika. Užsimerk, atsipalaiduok. Pajus, kaip visas tavo kūnas atsipalaiduoja. Tu esi visiškai ramus. Pasitiki. Pasitiki viskuo, kas vyksta aplink tave ir su tavimi. Tiesiog pajusk, pamatyk arba žinok, kad tu esi besąlyginės meilės lygmenyje, aukščiausios sąmonės lygmenyje. Aplink tave ir tavyje tik besąlyginė meilė. Kiekviena tavo kūno ląstelė prisipildo besąlyginę meilę. Pajusk tai, žinok. Aplink tave ir tavyje yra tik besąlyginė meilė. Dabar matyk, kaip priešais tave yra didžiulis vandens šaltinis. Pilnas gyvybės, energijos, jisai visas konkuliuoja, verda. Ir iš to šaltinio teka labai daug upelių. Kiekvienas mes turime tą upelį, mums priklausantį upelį, tau priklausantį upelį. Tai yra klestėjimo šaltinis. Ir tai yra klestėjimo energijos upelis. Matyk, žinok arba jausk. Ar laisvai teka ta energija? Ar tavo upeliu laisvai teka klestėjimo energija? Jeigu jauti, kad jinai yra užblokuota, kad yra užstrigusi, tiesiog užduok klausimą, kas ją stabdo. Ir tau ateis atsakymai. Kas tai yra? Kas trukdo tekėti mano klestėjimo energijai? Kur jau aš pavedu? Kad visi trukdžiai, kas tai bebūtų, fiziniai ar energetiniai, ar tai būtų įsitikinimai, viskas dabar būtų pašalinama ir išsiunčiama į Kūrėjo šviesą transformacijai, į besąlyginę meilę. Į besąlyginę meilę. Ir tiesiog stebėk, kaip tie trukdžiai tirpsta, nyksta, pilnai išnyksta ir nuostabaus grožio, perlamutrinės šviesos energija pradeda lietis, tekėti laisvai. Tiesiog panerk visu savo kūnu į tą savo upelį, klestėjimo upelį, kuris virsta didelė upe, kurią tu gali plaukti, nerti ir tau visą laiką užteks vandens ir nardyti ir atsigerti. Kiekvienas tos upės vandens lašelis yra pilnas, užkrautas klestėjimo energija. Ir pajus, kaip jinai tave plauna, kaip jinai tave neša. Dabar pamatyk priešai save baltą ekraną ir jame vizualizuok savo tikslą. Matyk, kaip tu jį turi. Kaip tu jau jį esi pasiekęs, kaip tu jautiesi, išjausk jį, pajausk. Kiekviena savo kūno ląstele pajausk savo tikslą, kad tu jį jau turi. Matyk, kokius veiksmus tu atlikai, kad pasiektum savo tikslą. Pamatyk tai. Parodyk protui, parodyk kūnui,
kad tu jau tai turi. Ir dabar vėl matyk, kaip tu plauki savo klestėjimo upe. Tu išlipi, kai tau reikia, tu vėl į ją įlipi ir tu visą laiką žinai, kad tu turėsi visą laiką vandens toje upėje, bet kada tau prireiks. Ir tiek vandens, kiek tau prireiks, tiek klestėjimo energijos, tiek, kiek tau reikės, tiek pinigų, tiek, kiek tau reikia. Tu pajunti visišką laisvę, ramybę, tau nereikia kovoti, tau nereikia brautis, tau nereikia iš nieko reikalauti, nes tai, kas tau priklauso, tu tiesiog pasiimi. Tu tiesiog pasisemi tiek, kiek tau reikia dabar, šiandien, tu rytoj vėl pasisemsi. Visiškoje laisvėje, visiškoje ramybėje, visiškam pasitikėjime. Lengva siekti savo tikslų. Aš visą tai jau turiu. Aš visą tai jau turiu. Ir aš esu už tai dėkingas. Kūrėjui, aukščiausiai sąmonė. Aš esu dėkingas už tai, kad aš viską jau turiu. Ir matyk, kaip tavo tikslas transformuojasi į kristalą, jis įgauna kristalo formą ir tu žinai, kad tai yra tavo tikslas. Tame kristale visa programa, visa informacija yra susijusi su tavo tikslu. Tu paimi tą kristalą ir per karūnos čakrą, per viršugalvį įstatai jį į kankorėžinę liauką. Tada įvyksta jungtis. Kankorėžinė liauka atpažįsta visas programas, kurios yra užkoduotos tame kristale. Tai yra tas pats, kaip įkišti šakutę į rozetę ir užsidega lempa. Ir užsidega visa informacija, nušvinta visa tavo galva, smegenys, kankorėžinė liauka ir kiekviena tavo kūno ląstelė priima visą naują informaciją, naują programą. Ir tu jauti visų savo kūnų, kaip tu pradedi virpėti. Kiekviena tavo kūno ląstelė pradeda virpėti, atpažinusi tą programą. Klestėjimo programą, tavo tikslų programą. Ir aplink tave pradeda dėliotis įvykiai, žmonės, situacijos, idėjos. Taip, kad tu lengvai, pačiu geriausiu ir tau tinkamiausiu būdu pasiimi savo tikslus. Pasiimi juos. Dar kartą pajusk tą emociją. Pasiek to tikslo emociją. Giliai įkvėpk, iškvėpk ir kai būsi pasiruošęs, pradėk savo naują dieną.